Sveiki, gerbiami kariai, kaip visą laiką prieš sausumos pajėgų dieną minime ypatingai mums reikšmingą momentą, tai yra Ąžuolų parke sodinam ąžuoliukus ir paminim savo geriausius sausumos pajėgų karius. Prie to pačio mes taip pat puikiai suprantam, dėl ko ta diena yra sausumos pajėgų diena, kadangi Žalgirio mūšis prieš 615 metų buvo tas mūšis, kuris mums nuklojo šviesią, gražią ateitį ir mūsų protėvių praleitas kraujas ir tie dalykai pasiekti jų būtent valia, ryžtu ir pasiaukojant už tą visą, ką jie galėjo padaryti dėl valstybės ir tėvynės labo, veda mus link to, ką mes turime ir daryti. Tai yra būti Lietuvos kariuomenės tuo stipriausiu kumščiu, pagrindiniu ramščiu, kuris yra reikalingas tam, kad kariuomenė ir toliau darytų savo dalykus ir būtų ta, kuri yra reikalinga tam, kad tie dalykai, kurie yra įvykę ateityje, nepasikartoti. Todėl dar kartą sveikinu su sausumos pajėgų diena ir visiems geriausios kloties ir stiprios, gražios mūsų šventės. Prieš 615 metų įvyko pats didžiausias ir reikšmingiausias viduramžių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mūšis. Įėjęs ne tik į mūsų šalies, bet ir į visos Europos istoriją, palikęs ryškų pėdsaką ateities kartoms. Kovos su Vokiečių ordinu prasidėjo 12 amžiaus pradžioje ir tęsiasi iki 15 amžiaus pradžios. Tai buvo 200 metų alinančios kovos už mūsų tautos ir valstybės išlikimą. Kryžiuočiai, palaikomi kone visos katalikiškos Europos, atėjo į šį kraštą su kryžiumi ir kalaviju, nešdami krikščionybę ir tuo pačiu siekdami užkariauti žemes rytinėje Baltijos pakrantėje. 14 amžiaus pabaigoje Vokiečių ordinas arba Kryžiuočių ordinas, kaip mes įpratę įvadinti, pasiekė didžiausią savo galybę. Tuo metu tai buvo geriausiai organizuota politinė ir karinė mašina, kuris siekia sutraiškyti Lietuvą ir jos sąjungininkę Lenkiją. Netgi nepaisant to, kad Lietuva neseniai buvo apsikrikštijus. Vytautas Didysis, valdovas, kuris garsėjo kaip puikus diplomatas, kaip apsukrus politikas ir puikus karvedys, 14 amžiaus pabaigoje kovojo dėl Lietuvos sosto ir nekartą jo siekdamas ieškojo sąjungininkų net ten, kur atrodo jų sunku būtų rasti, tai yra Vokiečių ordine. Siekdamas Lietuvos sosto ir paramos kovoje dėl jo, Vytautas net 2 kartus padovanojo Žemaitiją Vokiečių ordinui. 15 amžiaus pradžioje Žemaitija siekė išsivaduoti, turėdama tylų, o vėliau ir gana atvirą Vytauto palaikymą. 14 amžiaus pabaigos, 15 amžiaus pradžios Lietuva yra didžiulė valstybė, bene didžiausia visame Europos žemyne, tačiau jai vis vien yra sunku kovoti su Vokiečių ordinu. Taip pat sunku yra ir Lenkijai. Šios dvi šalis sudarė sąjungą. Krėvos sutartis lėmė ne tik Lietuvos krikštą, bet ir strateginį Lietuvos ir Lenkijos suartėjimą. Lietuviai vieni be Lenkų, kaip ir Lenkai vieni be lietuvių, nebūtų įveikę Vokiečių ordino. 1409 metais Žemaitijoje kilo naujas didžiulis sukilimas, kurio metu Vytautas kone atvirai palaikė žemaičius ir nusiuntė ten savo pajėgas. Vokiečių ordino pilis buvo sudegintos, o vokiečių kolonistai išvaryti. Vokiečių ordinas įsiutęs pradėjo puldinėti Lenkijos žemes ir siekė atviro karo su Lietuva. Tuo metu Jogaila ir Vytautas ruošėsi žygiui į Vokiečių ordino sostinę Mariją. Žalgirio mūšis nėra tik tai kelias valandas trukusi kova mūšio lauke. Žygis į Žalgirį yra sudėtinga karinė operacija. Visų pirma, 1490 metų žiemą vyko didelės medžioklės, kurių metu sumedžiotų žvėrių mėsa buvo džiovinama ir kitaip konservuojama, ruošiamas maisto atsargos didžiuliai kariuomeniai. 1410 metų vasaros pradžioje Vokiečių ordinas buvo visiškai suklaidintas ir tiksliai nežinojo, iš kur
lietuvių kariuomenė įsiverš į ordino žemes. Lietuviai surengė puikią klaidinimo operaciją ir vokiečiai paskendo dezinformacijos ir tikslios informacijos, kurią gaudavo iš savo žvalgų tinkle ir galvojo, kad galimai dalis Lietuvos kariuomenės veršis iš Žemaitijos į Ragainę ir kitas ordino pilis Prūsijos šiaurėje. Tačiau Vytauto ir Jogailos kariuomenė jau buvo toli pietuose. Žygiui buvo pasiruošta labai gerai ir logistiškai, o taip pat puikiai veikė inžinieriai, kurie pastatė pontoninį tiltą per Vyslos upę, kur persikėlė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės. Lietuvos ir Lenkijos kariuomenėms pontoninių tiltų persikėlus per Vyslos upę ir severžus vokiečių ordino žemes, kryžiuočiai suprato, koks didelis egzistencinis pavojus iškilo jų valstybei. Artėjantis generalinis mūšis turėjo lemti šios valstybės, lemti ir visą geopolitinę situaciją regione. 1410 m. Liepos 15 d. Jungtinė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, vadovaujama Vytauto ir Jogailos, susitiko su vokiečių ordino kariuomenė. Mūšis buvo be galo nuožmus. Šiame mūšyje atsiskleidė puikus Vytauto kaip karvedžio talentas. Lietuviai jau ne pirmą kartą savo karo istorijoje ir tikrai ne paskutinį kartą panaudojo klaidinančio atsitraukimo manevrą, kada lietuviams pasitraukus iš mūšio lauko dešiniajame flange, kryžiuočiai pasileido juos vytis, tačiau netrukus lietuviai persigrupavo ir grįžo į mūšio lauką, suduodami labai sunkius smūgius kryžiuočių kariuomeniai. Alinančią Liepos 15 dieną, plieskint saulei, Lietuvos ir Lenkijos jungtinė kariuomenė iš vienos pusės ir vokiečių ordino kariuomenė iš kitos pusės išsirikiavo Žalgirio mūšio lauke. Lietuvos kariuomenės sudėtyje buvo Vilniaus, Trakų, Gardino, Kijevo ir kitų žemių vėliavos. Lauke stovėjo 40 lietuvių pulkų su vėliavomis. 30 iš jų turėjo vėliavas su vyčiu, 10 vėliavas su Gediminaičio stulpais raudoname fone. Šios vėliavos yra dabartinių sausumos pajėgų vėliavos pirmtakis. Pirmąją mūšio valandą vokiečių ordino kariuomenė labiausiai spaudė lietuvių pajėgas. Vėliau į mūšį aktyviau įsijungė ir Lenkijos kariuomenė. Po kurio laiko Lietuvos kariuomenė pradėjo klaidinantį manevrą ir ėmė trauktis iš mūšio lauko. Vokiečių ordino kariuomenė pagalvojo, kad lietuviai bėga ir puolė vytis. Iš vėlesnių rašytinių šaltinių žinome, kad tai tikrai nebuvo lietuvių mėginimas bėgti, o buvo apgalvotas karinis manevras. Lietuviai persirikiavo ir grįžo į mūšio lauką, kur sudavė triuškinantį smūgį vokiečių ordino kariuomeniai. Kryžiuočiai ėmė trauktis, galiausiai paniškai bėgti. Lietuvos kariuomenės pulkai, kurie buvo iš Vilniaus, Trakų, Gardino, Kijevo ir kitų LDK žemių, triuškino priešą, puldinėjusi mūsų tautą ir mūsų žemės beveik 200 metų. Mūšio lauke buvo pasiekta didžiulė pergalė, kuri lėmė viso regiono istoriją. Po Žalgirio mūšio Lenkų ir lietuvių pajėgos turėjo eiti toliau į Marienburgo pilį, bet buvo stabtelėta. Buvo dėkojama Dievui ir meldžiamasi, buvo švenčiama, buvo tvarstoma žaizda. Ir 90 km iki Marienburgo jungtinės pajėgos įveikė tik tai po 10 dienų. Deja, per tą laiką vokiečių ordinas, nors susidriškintas mūšio lauke, nors netekęs aukščiausios karinės vadovybės, sugebėjo pasiruošti tolimesnei kovai. Iniciatyvos ėmėsi Švietės pilies prie Vyslos kontūras Konradas von Plauenis. Mūsų dabartiniu supratimu
jis būtų bataliono vado lygmens karininkas. Nežuvus visai vadovybei, jis sugebėjo nepasiduoti panikai, jis sugebėjo imtis iniciatyvos ir puolė gelbėti tai, kas dar liko. Marienburgo miestas buvo sudegintas ir gyventojai suvaryti į pilį. Antraeilės ir trečiaeilės ordino pilis paliekamos, jų įgulos skubėjo ginti sostinės. Ir kai po 10 dienų Lenkų ir lietuvių pajėgas pasiekė Marienburgą, jis buvo pasiruošęs gynybai. Kariuomenėje mes dažnai kalbame apie lyderystę ir čia priešo pajėgų pusėje matome puikų tokios lyderystės atvejį. Lenkai ir lietuviai 2 mėnesius stovėjo prie galingų Marienburgo sienų, bet sostinės taip ir neužėmė, galiausiai pasitraukė. Nors sostinės nepavyko užimti ir karas nesibaigė visišką pergalę, nors buvo pasiekta puikiai pergalė mūšyje, daugiau Vokiečių ordinas niekada nepuolė Lietuvos. Tiesa, su Lenkija kovas dar kurį laiką tęsiasi. Po Žalgirio mūšio Lietuva dar labiau sustiprėjo kaip europinė galybė. Vytautas pasiekė savo šlovės zenitą. Lietuvoje pradėjo kurtis mokyklos, pradėjo plėtotis vakarietiška kultūra. Sulig Žalgirio mūšio pergalė Lietuva galiausiai tapo tikra europinė valstybė. Klaidinančio atsitraukimo manevrą Lietuvos pajėgos panaudojo ne tik Žalgirio mūšyje. Šis manevras panaudotas ir keliose mūšiuose anksčiau, o taip pat bus panaudotas tokiuose žymiuose Lietuvos ginklo pergalėse, kaip Oršos mūšio lauke prieš rusus arba Salaspilio mūšio lauke prieš Švediją. Pasiekus pergalę Žalgirio mūšyje, Lietuva daugiau jau nebekariavo su Vokiečių ordinu. Tiesa, 1435 metais, vykstant kone vidaus karui tarp kunigaikščio Švitrigailos ir jį parėmusio Livonijos ordiną ir tarp Vytauto brolio Žygimanto Kęstutaičio, mūšyje prie Pabaisko Livonijos ordinas taip pat patirs savo žalgirį. Jo karinė galia bus pakirsta. Po Pabaisko mūšio Lietuvoje net 65 metus nebus karo. Neįtikėtinai didelis laikas viduramžių epochoje.